Sveiki. Taip jau sutapo, kad šiemet laikraštis Šilalės Artojas švenčia savo 75 metų jubiliejų. 1951 metais, balandžio 15 dieną, išėjo pirmasis šio laikraščio numeris. Na, jeigu tiksliau, tai laikraščio, kuris vėliau virto į Šilalės Artoją, nes iš pradžių jis vadinosi Spalio pergalė, paskui buvo pervadintas į Artoją, na ir dar vėliau pavadinimas buvo pakeistas į tokį, kokį žinome mes ir šiandieną, tai yra Šilalės Artojas. Na ir tą progą noriu kartu ir pamatyti, ir kartu jums parodyti, kaip laikraštis pasiekia mūsų namus ir kaip vyksta ta visa gamyba, nuo ko viskas prasideda ir kaip jis atsiranda. Ir esame Šilalės Artojo administracinėse patalpose, kur realiai viskas ir gimsta. Eikime pakalbinti darbuotojų, kurios papasakos, kaip iš tikrųjų viskas vyksta. Tai turbūt pagrindinis dalykas, kaip į laikraštį ateina informacija, yra skaitytojai, kurie mus informuoja, sakykime, apie tai, kas dedasi rajone arba jų bendruomeniai. O šiaip tai korespondentai yra tie žmonės, kurie žiūri, ieško, nes jie yra smalsūs, tai ir susiranda tą informaciją, nes priešingo atveju, jeigu tu sėdėsi kabinete užsidaręs, tai tikrai nieko nežinosi. Bet šiaip, aišku, tai yra dvi pusės - skaitytojai, bendruomenė ir korespondentai, darbuotojai laikraščio. Tai taip ir kuriamas laikraštis yra bendrom jėgom. Tai, kai informacija ateina iki jūsų, kaip jinai tada atsiduria laikraštyje? Jūs esate ta, kuri surinka tą visą tekstą ir panašiai? Nu tai taip, jeigu yra žmogus išdėstantis problemą, tarkim, yra problema socialinė kažkokia, tai nesvarbu, tenais ar vandentiekė problema, ar kaimynų nesantaika, tai tada turi išklausyti abi pusės. Nesvarbu, kad tas žmogus pasakė tokią tiesą, kokia yra jam pačiam paprastai naudinga ir kokią jisai norėtų matyti laikraštį, bet mūsų pareiga yra pateikti informaciją, kuri būtų abipusiai išgirsta ir žurnalistas nėra tas, kuris yra teisėjas ir galėtų pasakyti, kaip yra iš tikrųjų. Mūsų darbas yra pasakyti, kokia yra situacija iš tikrųjų. Ir dėl to mes turime eiti klausti ir antros pusės nuomonės, kokia yra ta situacija. Idealiausiu atveju reikalingas trečias pašnekovas, kuris galėtų tą situaciją įvertinti visiškai nešališkai, tarkim, iš teisinės pusės, iš kažkokio tai specialisto aukštesnės instancijos pusės, ministerijos kažkur. O tokia, jeigu yra probleminė publikacija, jinai reikalauja laiko ir dėmesio. Ir paprastai, tai kai skaitai kitų kolegų darbus, kad ir respublikiniuose internetinėse portaluose, labai matosi, kada yra parašyta žurnalisto su patirtim asmeninė ir kada yra parašyta studentų praktikantų. Tai mūsų laikraštis pasižymi, drįstu sakyti, tikrai tokią profesionalią poziciją. Ir gal dėl to ir yra tiek daug prenumeratorių, tiek daug skaitytojų ir toks yra teigiamas vertinimas. Kas sunkiausia būna rašant? Ar yra tokių buvę, kad nežinai, ką parašyti, arba labai kažkokia sunki tema, ar pasitaiko tokių? Tai žinoma, visada pasitaiko. Sunkiausia yra tą pavadinimą sugalvoti. Jeigu sugalvoji gerą pavadinimą, tai rašinys išsilieja kaip upėje vanduo pavasarį. Visai gerai viskas gaunasi. Bet žinot, sunkiausia visai ne tai. Gali rašyti, kai turi faktus ir duomenis, bet juos ne visada pavyksta greitai gauti. O mes turim dirbti greitai. Jeigu skaitytojas šiandien paskambino, reiškia rytoj laikraštį turi būti tai, ko jis pageidauja arba ką jis nori sužinoti.
Tai tam, kad mes irgi nesam visažiniai ir norėdami atsakyti į skaitytojų klausimą, dažniausiai tą patį klausimą turime užduoti specialistui. Tai vat didžiausia mums yra bėda tada, kai, pavyzdžiui, turėjo 3 dienas laukti, kol koks nors specialistas parašys vieną sakinį. Nes tokie jų darbo tempai. Bet pats laikraštis, kol jis atsiranda, jį reikia pagaminti. Čia yra daug techninio darbo ir mūsų tas kūrybinis darbas taip pat susijęs su techniniu darbu, nes turim daug įdėti tų pastangų, kad tuos duomenis gautumėm. O ar kokie straipsniai, ar kuri dalis jums yra maloniausia? Tai, pavyzdžiui, rašyti būtent apie, nežinau, gėlytės, bitutės. Oi, ne. Ar kas būtent, kur, kai gaunat jau kažkokį užduotį ir sakot, o čia mano būtent jau tas labai man patinka ar kažkaip. Yra toksai paradoksas, kad deja dažniausiai turiu rašyti apie valdžiaus priimamus sprendimus, bet iš tikrųjų man labiausiai patinka bendrauti ir rašyti apie žmonės, ypač apie įdomius žmonės. Aš tada taip atsigaunu, kad prisikraunu energijos mėnesių į priekį ir galiu vėl rašyti apie valdžiaus sprendimus. Jūs tą tekstą surinkat, kompiuteriu renkat ir... Taip, kompiuteriu renkame. Ir tada nusinčiat, kas maketuoja tą... Veiksmas yra toksai. Tada reiškia, tu gavai informaciją tam raštu, žodžiu, viską perteiki, surašai visą situaciją, dar taip turi pateikti, kad ir skaitytojui būtų įdomu skaityti ir tuo pačiu, kad tai būtų informatyvu, kad tai nebūtų per daug išplėsta, bet ir ne per daug trumpai su spragom kokiom. Ir tada surašytą tekstą siunčiam redaktoriai, kuri sutvarko stilistiškai, ištaiso klaidas, ten struktūriškai galbūt kitaip pažiūri. Ir tada tą tekstą jau siunčia maketavimui. Maketuotojui siunti pats. Žurnalistas būdamas, tu turi pasidaryti nuotraukas gebėti. Tai nuotraukas nusiunti maketavimui pats, tekstą nusiunti redaktoriui redagavimui ir redaktorius nusiunčia maketavimui tekstą sutvarkytą, nuotraukas jau yra irgi sutvarkytos ir tada yra maketuojama. Tai kaip vyksta maketavimo darbai, kad kai gaunate informaciją, tada jūs sėdite prie kompiuterio ir, kaip suprantu, čia viską dedate į vietas, kur nuotrauka kokia, kur antraštės ir panašiai. Aš visą informaciją gaunu į elektroninį paštą, kurią dėsim į laikraštį ir tekstus ir nuotraukas. Tai pasikeičiam spalvas visų pirma. O tai nuo ko priklauso spalvos, pavyzdžiui, žalias išeitų, raudonas ar kažkokias? Tiesiog eiliškumas yra. Antradienį būna žalias arba mėlynas, o penktadienį dažniausiai violetinės spalvos. O tai kažkokia šventė, jeigu būna, dar kažkokios kitokios spalvos būna? Dažniausiai renkamės iš tų spalvų, kurias turim jau iš tų 3. Na, tai dažniausiai būna 3 žalia. Žalia, mėlyna ir raudona. Ir violetinė tokia spalva. Šitą. Ir tada iš elektroninio pašto pasimam informaciją. Copy-paste ir tada įdedat, tai kažkur reikia nuotrauką kokią. O dabar, gerai, čia tekstas surenkamas, viskas yra padaroma, bet kaip suprantu, yra ir internete. Tas laikraštis galima ne tik, skaitmeninė versija galima jo įsigyti. Tai internete įsigijama lygiai tokia pat versija, ar jinai kažkokia kitokia truputį yra? PDF variantas yra toksai. Tai žmonės, prenumeratoriai gauna tokį variantą ir jie tiesiog skaito puslapius. Ja, tai realiai yra toks pat kaip ir popierinis variantas, tik tas, kad jis yra PDF. Skaitmeninis. Čia yra skaitmeninis, ne popierinis. Taip. O kas yra sunkiausia maketuojant? Sunkiausia būna tada, kada tekstai nesutelpa arba jų yra per mažai. Tada reikia galvoti, ką uždėti, kad pripildyti puslapį, kad jis nebūtų suskilėm nesigautų, o kad sutalpinti reikia arba nuotraukas mažinti, arba eilutes paspaudžiam, galima pakoreguoti. Tiesiog paspaudžiant tekstą ar nuotraukas pamažinant. Okay. Žodžiu, kai jau esat sumaketavę visą laikraštį, tada jūs siunčiate į spaustuvę. Taip.
Ir tada spaustuvė jau atlieka savo darbą. Spaustuvė jau atlieka savo darbą. Ir esame jau spaustuvėje. Kai visi straipsniai jau yra parašyti, kai maketas jau yra padarytas ir viskas paruošta spaudai, tada maketas keliauja į spaustuvę, kur jis yra perduodamas per kompiuterį, žinoma, jis yra perkeliamas ant tokių plokščių, kurios dabar kaip tik ir yra gaminamos. Ir nuo tų plokščių tada spauda yra perkeliama ant popieriaus. Tos atspausdintos plokštės, kurias ką tik matėme, yra nunešamos į tokius aparatus įdedamos, nuo kur realiai ir atsispaudžia ant popieriaus tas galutinis vaizdas. Kaip man sakė čia dirbantis darbuotojai, kad Šilalės Artoje maždaug 3000–4000 vienetų yra padaroma per 40–50 minučių. Na žinoma, dar užtrunka laiko, kol paruošia tas plokštės, nes jas reikia įdėti į tuos aparatus, sukalibruoti viską, kad išeitų tekstas ir visi vaizdai lygus ir gražus. Tai taip ir vyksta laikraščio gaminimo procesas. Yra tokie dideli rulonai laikraštinio popieriaus. Nežinau, kiek čia sveria jie, bet atrodo labai dideli. Ir tada tas popieriaus rulonas važiuoja per čia, per visą mašiną, per visas mašinas ir taip yra spaudžiama. Tai va, toks ištisas didelis rulonas popieriaus yra sulankstomas šitoje vietoje ir yra sukarpomas ir realiai jau turime gerą laikraštį. O kai laikraštis jau yra atspausdintas, jis tą patį vakarą yra išvežamas ir kitos dienos rytą jis jau atsiduria arba mūsų pašto dėžutėje, arba parduotuvių lentynose. Tai toks šios dienos epizodas, tai tiek šiam kartui ir iki kitų kartų. Iki.